Sveiki malonūs klausytojai ir žiūrovai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Knygos autorė Abigail Shrier. Knyga vadinasi Bloga terapija, kodėl vaikai nesuauga. Prašau, raskite šią autorę internete ir paklausykite, ką jis sako. Jos kalboje yra daug teiginių, kurie stipriai skiriasi nuo to, ką jau esame pripratę kartoti. Bet aš jaučiu, kad ji sako svarbius dalykus. Tokius, kurie yra panašus į pasaką Karalius nuogas. Tai, kiek daug laiko skiriame savo jausmams ir kiek mažai skiriame atsparumui ir užsispyrimui, turi pastebimą pėdsaką jau šiandien. Abigail Shrier, Bloga terapija. Kodėl vaikai nesuauga. Šią savaitę kalbam apie pasitikėjimą savim ir jo ryšį su valgymu. Savivertės, pasitikėjimo savimi, savo efektyvumu ir gebėjimu pasiekti savo tikslų sąvoką, angliškai visa tai telpa į self-efficacy, tikrai nėra nauja. Straipsniui, kuriame ši sąvoka aprašoma, beveik tiek pat metų, kiek man nėra mažai. Dar man asmeniškai tai labai asocijuojasi su filmo American Beauty veikėja Annette, kuri sakė I will sell this house today. Nors tikrai ne visada pasitikėjimas savo jėgomis būna persmelktas ir tokio neadekvataus savo galimybių vertinimo. Taip, valgymas taip pat siejamas su pasitikėjimu savimi. Sukurta matavimo skalė pasitikėjimu savimi valgant. Vertėjai ir poetai čia jau man padėkit, kaipgi čia parašyti, kad būtų tikslu ir nekliūtų tarp dantų, gal valgymo savivertės skalė. Ši skalė vertina du svarbiausius aspektus – valgymą esant blogai nuotaikai ir valgymą socialiai priimtinomis sąlygomis. Įdomu tai, kad žmonės, kurie gauna aukštą blogos nuotaikos valgymo balą, valgo daugiau nepriklausomai nuo to, ar konkrečių valgymų metu nuotaika yra bloga ar ne. Tai lygiai ir diktuotų išvada, kad tie žmonės, kurie prasčiau valdosi iš vidaus, dažniau naudoja išorinės susivaldymo priemonės, tai yra maistą. Bet matyt, kad logiškai koncepcija pratęsė kito tyrimo rezultatai. Moterims, kuriams diagnozuota depresija ir žema savivertė, žymiai prašiau sekasi mesti svorį ir valdyti persivaldymo priepuolius. Be to, žemas pasitikėjimas savo kaip valgytojo efektyvumu siejamas su dažniau lankančiomis mintimis apie kūno svorį, į bulimiją panašių elgesių ir bulimiškojomis mintimis, o kai aplink daug maisto ir su apskritai prastu savęs vertinimu. Tyrėjai spėjo, jog blogai savo gebėjimo kontroliuoti valgymą vertinantys žmonės ir yra tie, kurie patiria valgymo problemų, tačiau neieško pagalbos nei valgymo sutrikimo atveju, nei norėdami sulieknėti. Tiriant žmonės, kurie sėkmingai sulieknėjo ir vėl priaugo daug svorio, pokyčių pasitikėjime savo jėgomis neužfiksuota. Vadinasi, svoris svyruoja ne dėl to, ar pasitikit savo jėgomis ar ne. Gera žinia, kognityvinė elgesio terapija ir čia veikia labai efektyviai. Bent jau tiems 12 tyrimo dalyvių. Ne, iš tiesų tai nesijokiu. Rimti ir gilūs tyrimai nereikalauja tirti tūkstančius žmonių. Šiame tyrime nustatytas efektyvus būdas mesti svoris. Tai jo ne vienintelis, tačiau vis tiek veiksmingas. Reikšmingai daugiau svorio numetė tos tyrimo dalyvės, kurios iš pradžių ėmėsi saviveiksmingumo stiprinimo sporto kontekste ir tik po to valgymo srityje. Čia noriu patikslinti, kad saviveiksmingumas stiprėja kaupiant patirtį, jog suplanuoti veiksmai pavyksta. Suplanuoti veiksmai neturi būti labai reikšmingi, pati veiksmo sėkmė yra svarbesnė negu veiksmo apimtis. Būtent todėl mažų žingsnių taktika yra veiksminga. Progresas veiksmo apimtį didinant mažai žingsniais tampa labiau tikėtinas, todėl geriau tinka saviveiksmingumo stiprinimui. Gal tai skamba kaip kažkas labai konkretaus ir suplanuojama? Tikiuosi, kad taip. Pasitikėjimas savimi valgymo klausimais stipriai priklauso nuo to, kiek jaučiamės žinantis apie tai, kas yra teisinga ir veiksminga. Iš kur sužinome, ar konkretus maistas yra sveikas ar ne? Straipsniai portaluose, įtakotojai, pažįstami kartais gydytojai ir konsultantai, bet tarp visų šaltinių yra ir informacija ant etikečių. Turbūt vienas iš patikimesnių informacijos šaltinių, žinoma, su keliomis sąlygomis. Pavyzdžiui, kad valgomas maistas yra įpakuotas.
Ar tai iš karto nebeapima to maisto, kurį atveža į namus arba kurį ant stalo padeda mama. Ir be to labai svarbu, kad suprantame tai, ką skaitome. Šiame tyrime buvo nustatyta, kad žmonės, kurie remiasi ant maisto įpakavimų teigiamą informaciją, jaučiasi turintis daugiau žinių sveikatos srityje. Nežinau, ar tai galim pavadinti kažkokiu sveikatos intelektu. O ryšį tarp šių dviejų veiksnių stiprina pasitikėjimas savimi maisto ir valgymo srityje. Man atrodo, čia svarbu ir ta kryptis, kur suprantu, ką skaitau, ir ta kryptis, kur pildau turimas žinias. Nesiekiu raginti valgyti maistą tik iš pakuočių su užrašais, kai kuris neįpakuotas maistas bus tikrai gerokai geresnis už įpakuotą. O apie kai kurį kitą tiesiog nieko nesužinosit iš paties maisto. Žaliais ir žydrais krepšiais pristatoma maisto kokybė matyt teks tyrinėti savarankiškai. Pasitikėjimas savimi valgant veikia lyg padidinimo stiklas arba katalizatorius. Pats savaime jis lyg ir nieko nedaro, bet jeigu jau randa ką pastiprinti, tai būtinai pastiprina. Šiame tyrime buvo vertinama, kas padeda laikytis Viduržemio jūros dietos. Tai yra plačiai naudingų pripažintas valgymo būdas. 2 savaitės gaunant papildomos informacijos apie šį valgymo būdą, gebėjimas tiksliau laikytis Viduržemio dietos reikalavimų reikšmingai sustiprėjo. Tyrimo dalyviai gavo 2 rūšių žinutės, labiau pabrėžiančias tokios mitybos naudą, pavyzdžiui, jei valgysi daugiau vaisių, būsit energingesni, arba labiau orientuotas į apsauginę funkciją, aptariant tai, kas neprarandama. Pavyzdžiui, jei valgysi daugiau vaisių, būsit mažiau pavargę. Tai tiem dalyviam, kurie pasižymėjo mažesnių pasitikėjimų savimi, stipresnį poveikį darė žinutės apie tokią valgymo naudą. Bus tik energingesni. Matyt, pasitikėjimo savimi trūkumą vis tik lengviau kompensuoti pozityvių informacijos pobūdžių. Dar vienas aspektas, kurį jaučiuosi nepakankamai paryškinus. Pasitikėjimas savimi gimsta iš patirties, o ne iš supratimo. Neužtenka galvoti, neužtenka žinoti, reikia veikti. Jei norit pasitikėti savo gebėjimu valgyti sveiką ir vertingą maistą, reikia realiai keisti savo valgymo aplinką, įpročius, vertinimą ir sprendimus. Reikia suprasti, kad sudėtingos struktūros vienu ypu nepasikeičia, kad pakeliui bus netikslumų, bus klaidų ir netikėtų rezultatų. Ir tai nereiškia, kad nesiseka. Kaip ir anksčiau, taip ir tada tai reiškia, kad kaupiate patirtį, iš kurios po to gims pasitikėjimas savimi. Pernelyg ankstyva išvada "man nesiseka" neleidžia sukaupti daug patirties ir nesukuria tinkamo pagrindo pasitikėjimui. Gal per dideli žingsniai, gal per mažai kantrybės, gal netinkami metodai. Nesėkmių priežasčių gali būti daug ir nesiimant jų nagrinėti po taip vadinamų nesėkmių, gali taip ir nepaaiškėti, ko konkrečiai neišmokome. Pasitikėjimas savimi gimsta iš patirties, o ne iš supratimo. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje, Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.